Na, sveiki, sveiki. Ir norėčiau, žinokit, ir aš įsitraukti į šį, kabutėse, kultūrinį spektaklį apie naująjį mūsų kultūros ministrą. Nes iš tikrųjų, regis kol kas daugiausia kultūros, ką aš matau būtent skaitmeninėje erdvėje arba protesto formose, tai matau tos kultūros tikrai ne kūryboje, ne diskusijose, o galbūt plakatuose, maketuose ir taip toliau. Tai vėlgi čia manyčiau, kad praeitą ketvirtadienį paskirtas ministru Ignotas Adomavičius tikrai sulaukė ne nepaprastos kritikos, kuri šiaip demokratinė visuomenė kritika yra įprastas dalykas, ypatingai kas liečia viešus asmenius, o šitoj vietoj buvo asmeniniai išpuoliai. Ir tai yra vienareikšmiška mano pozicija. Protestai, peticijos, vieši pasisakymai socialiniuose tinkluose įgavo tikrai ne diskusijos, o žeminimo toną, net spalvas tokias, kur tai tikrai nėra dialogas ir tai labiau primena bandymą sumenkinti asmenybę, neišgirdus nei jo veiksmų planuojamų ar ne, nei darytų, nei leidžiančių būtent per visą tą triukšmą atlikti tuos visus reikalingus darbus. Ir kodėl aš manyčiau, kad apskritai šita sklindanti komunikacija arba sklindantis naratyvas būtent sugalvotas iš galbūt ne pseudo kultūros atstovų, bet vėlgi am, netikiu, kad tai kultūros atstovai galėtų būtent pasirinkti būtent tokį kelią. Tai vėlgi, kokius pavojus aš galėčiau įžvelgti, tai man vienareikšmiškai akcentuojasi tai mobingo elementai, vėlgi tai struktūriškai pagal hierarchijas tai matau. Ir kas tai yra, tai kai žmogus yra apskritai nuvertinamas, dar net nepradėjęs veikti. Ir kai yra klijuojamos tam tikros etiketės, o nevertinami darbai, nes jų šiaip fiziškai dar nebuvo laiko kada atlikti. Ketvirtadienį paskirta ir dabar atrodo, kad Lietuvoje nėra kitų temų saugumo, energetikos, ekonomikos ir taip toliau, ar ne? Tai vėlgi dabar visi kultūrinamės. Ir kultūros kartelės nuleidimas apskritai kaip visumos, nes man kaip tikrai šita tema yra labai labai prie širdies ir aš niekada nekategorizuoju žmonių ir neleidžiu sau tai daryti. Tai apskritai kultūros bendruomenė, kuri turėtų arba save viešinanti kaip kultūros bendruomenės atstovus ar ne, turėtų apskritai rodyti pavyzdį pagarboje, argumentuotoje diskusijoje. Visgi buvo pasirinktas kitas kelias, buvo pasirinktas žeminimo kelias, kas man apskritai yra ne prie širdies ir net tada, kai kelia man apskritai keliamas klausimas, ar tai nėra apie asmeniškus kažkokius interesus, ar apskritai kultūringas žmogus gali pasirinkti būtent tokį kelią, ar ne? Kodėl tada, kokios indikacijos yra kultūringo žmogaus? Ar sėdėjimo ir radimo kažkokio sprendimo arba sąsajų, kai sėdi prie derybų stalo, ar tiesiog pigus spektaklis daromas socialinėje arba skaitmeninėje medijoje. Vėlgi, čia tik tais mano pasvarstymai ir netikiu, kad šitas kelio pasirinkimas yra iš tikrųjų kalbame apie kultūrą. Ir trečias vienos tiesos diktatas. Čia yra man pati raudoniausia lemputė užsidega visą laiką, bet kurioje temoje. Ir kai dalis tų balsų, kurie atstovauja tam tikrą šiuo metu skaitmeninę nuomonę arba viešinamą naratyvą prieš kultūros ministrą, man apskritai atrodo, kad visuomenė susiduria tikrai ne su kultūra, o su nauja skaldymo forma. Nes vėlgi kultūringi arba kultūros atstovai, jie linkę kalbėtis, vesti diskusijas ir rasti kažkokį priimtiną visiems sprendimą. Šiuo atveju aš to nematau, matau tiesiog žeminimą ir kūryba vyksta plakatuose, vyksta skaitmeniniuose kažkokiuose vizualuose, ar ne. Ir kadangi esu tam tikros srities
ekspertė, tai aš tikrai galiu pasakyt, kad tai nevyksta organiškai. Už visų tų iniciatyvų tikrai yra finansavimas. Vėlgi tas finansavimas, kaip pasakyt, tu sklaidos taip greitai nepadarysi organiškai. Tai labai gaila iš tikrųjų, nes šitų žmonių rankose gali būti ir vienijimas, bet kadangi yra tik viena tiesa ir tai dėja šiuo metu ta tiesa nėra jų, tai vyksta tokia skaldymo forma. Apskritai, ką man šita situacija rodo apie Ignotą Adamavičių kaip kultūros ministrą, tai jis bet kuriuo atveju tapo naujos kartos simboliu, kuri nėra įklimpusi į tas politinės chemeles. Jisai yra ambicingas, drąsus, vėlgi orientuotas į veiksmą. Tai visiškai yra mano palaikymas, sakyčiau. Ir tokie išpuoliai galbūt labiausiai atsiskleidžia ne jo silpnumą, o iš tikrųjų sistemos baimė prarasti įtaką. Ir iš tikrųjų dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai vietoj kritikos darbams mes matome bandymą iš anksto užkirsti kelią jo lyderystei. Tai reiškia, kad iš tiesų kelia grėsmę nusistovėjusiai tvarkai. Tai žiūrėkime kaip pasakyt, šiek tiek su tuo pasitelkime kritinį mąstymą. Tokių lempučių, kur dabar šiuo metu sklinda tos temos arba tie naratyvai, jų yra. Tų raudonų lempučių tikrai yra. Aš nesakau, kad tiesa yra mano, ar tiesa yra dar kažkieno, bet sakau, kad kultūra kaip pati savoka negali rinktis žeminimo kelią, ypatingai tada, kai dar žmogus šviežiai paskirtas į ministro pareigas, jam nebuvo suteikta net galimybė parodyti būtent jo lyderystę, kaip jisai gebės susiorientuoti visoje valdymo struktūroje, ar ne? Na ir apibendrinant, kaip ir minėjau, ši situacija mažai man primena kultūringą diskusiją ir daug labiau žeminimo ir tyčiojimosi kampaniją, o patyčios tikrai nėra nei demokratija, nei kultūra. Tai apskritai man, kaip gyventojai Lietuvos, rodo, kad Lietuvai apskritai labai reikia tokių ministrų kaip Ignotas Adamavičius, nes jie yra dar nesugadinti politikos ir geba išlaikyti orumą ten, kur galbūt kiti tikriausiai renkasi pigius spektaklius. Tai tiek ir iki pasimatymo.